Sveiki, birštoniečiai. Mums labai džiugu, nes jum džiugu. Ir jam saugu. Mes šiuo koncertu kaip ir apvainikuojam mūsų šį nemokamą turą per Lietuvos miestus. Tai yra 5. miestas, bet buvom Elektrėnuose, buvom Šilutėj, buvom Ukmergėj, buvom... Kur buvom? Gdanske, Varėnoj. Bet kol kas, žinok, Birštonas tai pats geriausias. Jūs visiškai užvaldė čia salę. Jūsų triukšmas nuneša viską. Visi miestai prieš jūs kaip... triusikai prieš virvę. Pirkit mūsų kompaktinius diskus. balsuokit, kai mus kur nors nominuoja. Balsuokit už Praną po 35 metų, kai jis balotiruosis į Vilniaus savivaldybės 3. skyrių. Birštonas jėga. Tai aišku, kad fainai. Jeigu apie tos fainai, tai tikrai. Mes kiekvienam koncerte visada, kaip taisyklė, salėje kažkodėl atsiranda vienas žmogus, tas toks aktyvistas vadinamas, kuris... Supratau. Tai va, toks aktyvus žmogus, kuris vis kažkaip įsiterpia kartu į programą ir mes kiekvienam mieste turėjom po tokį aktyvistą. Ir pavyzdžiui, antrajam koncerte, kur mes grojom Ukmergėj, tai buvo viduriniai mokykloje, mūsų klasė pasikvietė vakarėlį savo, ir mes pagrojom, o gal 2 klasės. Ir, žodžiu, ten pirmoje eilėje sėdėjo tokie 3 vaikinai. Kaip vėliau mes supratom, tai jie buvo neonacijai ar kažkas tokio, nes labai skusti ir ten su kerzais, bet mes turim tokią dainą Stebuklingas šeškas. Ir jo, žinot, jūs gal dar ir mūsų dainų klausė? Birštonas jėga! Ir, žodžiu, yra ten priedainis Stebuklingas kas ir šeškas visi rėkia. Jo. Tai, aš dar kad galėsiu papasakoti po koncertų. Ir tie 3 vaikinai, ir viskas buvo maždaug taip. Mes turėjom Stebuklingas kas ir mums atsakė šeškas! 3 pirmoji eilė, jo. Tada mes kažkaip jam dėkojom už tą palaikymą, sakėm, kaip čia būtų, jeigu visa salė būtų tokių šeškas! Ir tada nuvažiavom į kitą miestą, į Šilutę. Jo, nuvažiavom. Ir Šilutė, toj pačioj daugmaž vietoje irgi sėdėjo tas vadinamas aktyvistas, bet jis... Toks daug pasyvesnis už juos buvo. Jis labiau buvo pasyvistas negu aktyvistas. Prasme, čia šiaip apie jį, o ne apie jo galimybės. Kaip čia neįžeidžia žmogus. Sugebėjimus. Thanks, man. Thanks, woman. Ir, žodžiu, vietoj to šeškas! Ten Šilutėj būdavo Stebuklingas kas? Vienas. Visi tyri. Mes po to nusprendėm, kad visgi galėtų būti, jeigu būtų jų daug, tai būtų kažkas tokio. Stebuklingas kas? Šeškas.